Organizacijos matuoja poveikį įvairių priežasčių. Pirmiausia, yra labai svarbu įrodyti savo metodo efektyvumą. Taip pat yra svarbu, kad komanda, visuomenė, klientai suprastų organizacijos veiklą, jos kuriamą pokytį. Taip pat svarbu pritraukti ir investicijų. Man atrodo, kad poveikį matuoti ryžtasi tik tai brandžios organizacijos, kurios nebijo poveikio matavimo rezultatų. Skirtingai nuo verslo, kur organizacijos efektyvumas matuojamas pelno rodikliais, socialinio verslo organizacijos turėtų girtis įrodytų poveikiu. Gali būti nejauku išsiaiškinti, ar organizacija iš tiesų kuria tokį poveikį, kokį įsivaizduoja. Be to, poveikio matavimo rezultatai parodo, ar organizacija teisingai naudoja išteklius, ar nepametė savo strateginės krypties, taip pat padeda inovuoti. Nepratusiam prie šio termino poveikio matavimas gali atrodyti labai sudėtingas procesas, bet mes pabandysime išskaidyti į paprastus, lengvai suprantamus žingsnius. Tinkamai pasiruošus, poveikio matavimas neturėtų sukelti didelių keblumų. Taigi, greta jūsų veiklų rezultatų stebėjimo kviečiu matuoti tikrai socialinį poveikį. Tokį poveikį matuoti galime dviem būdais, rinkdami kiekybinę arba kokybinę informaciją. Dažniausiai socialiniai inovatoriai pradeda nuo kokybinės medžiagos rinkimo ir palaipsniui imasi kiekybinės. Kokybinės informacijos rinkimas – tai tų žmonių, kuriems padėjote atsiliepimai. Jūs turite suprasti, kaip pasikeitė tų žmonių gyvenimas po jūsų intervencijos. Kiekybinės informacijos rinkimas reikalauja truputį daugiau pasiruošimo, bet nereikia to išsigąsti. Truputį padėsiu. Visų pirma, reikės grįžti į ankstesnę temą, į pokyčio teoriją ir išsirinkti rodiklius, kuriuos norėsite matuoti. Tai greičiausiai bus kokybinis rodiklis, pagerėjusi savijauta, savivertė, motyvacija ir panašiai. Kadangi šis rodiklis yra kokybinis, jums reikės žengti papildomą žingsnį ir surasti įrankį, kurio pamatuosite. Tai yra matavimo skalė, kuri padės jums suprasti, ar pasikeitė motyvacija, savivertė, kiti rodikliai. Po to jums beliks įvardinti tikslinės auditorijos dydį ir tyrimo imtį. O tada pirmyn matuot.